Sveiki, štai aš ir vėl su jumis kartu. Šiandieną mes paimsime trečiąją pažintinių Biblijos studijų temą, kurią aš pavadinau Nevalgysi, neaugsi. Paskaitysime pradžioje iliustracinę istoriją apie vieną jauną mamą. Taigi, viena jauna mama pasakė: aš buvau labai susirūpinusi dėl savo pirmojo kūdikio. Jis beveik nieko nevalgė, tik visą laiką miegojo. Tai labai gerai, juokėsi kitos jaunos moteris. Taip, žinau, bet kūdikiai turi valgyti. Mes prižadindavome jį ir bandydavome pamaitinti, bet jis vėl užmigdavo, net nebaigęs išgerti 30 ml pieno. Po to vieną dieną atsibudo ir pradėjo valgyti. Nuo tada nebenustojo valgęs. Mums gali atrodyti juokingas toks mamos susirūpinimas, kad galbūt jos vaikas nepakankamai suvalgo, bet suprantame, kaip jį jautėsi, nes kiekvienas žinome, kad ką tik gimę kūdikiai galėtų išgyventi ir augti, jie turi gauti maisto, turi valgyti dažnai ir reguliariai. Bet kokia turėtų būti tikinčio žmogaus dieta ir kaip dažnai turėtume valgyti? Jėzus Mato Evangelijoje 4 skyriuje 4 eilutė yra parašęs: žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Taigi mes matome, kad žmogaus dieta turėtų būti ne tik tais fizinė duona, bet ir Dievo žodis. Dievo žodis šiandieną mes jį vadiname Biblija arba šventuoju raštu. Šventąjį raštą sudaro du testamentai, Senasis ir Naujasis. Senojo testamentą sudaro 39 knygos, Naująjį testamentą 27. Viso Biblijoje yra 66 knygos ir tai yra Dievo žodis. Laiško romiečiams Paulius sako 10 skyriui 17 eilutėje: taigi tikėjimas iš klausymo, klausymas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Iš kur žmogui šiandieną gauti tikėjimą? Paulius sako, kad tikėjimas iš klausymo, o klausymas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Taigi anksčiau žmonės neturėjo galimybės namuose turėti šventojo rašto, bet jie klausydavosi rašto aiškinimo sinagogose, kur rabinas skaitydavo ir aiškindavo Dievo žodį. Vėliau, kada pasirodo scenoje Jėzus savo mokiniais, tai jie keliaudavo po kraštą ir tokiu būdu keliaudami skelbdavo Dievo žodį žmonėms. Taigi, iš čia mes matome ir ateina žmogaus tikėjimas, kada žmogus girdi skelbiamą Dievo žodį. Šiandieną, kada mes atsiverčiame šventą raštą ir skaitome, tai yra tas pats, kas anksčiau žmonės klausydavosi Dievo žodžio. Galbūt, aš sakyčiau, mes šiandieną turime daugiau privilegijų, kadangi mūsų rankose yra visas Dievo žodžio koncentratas. Mes galime matyti visą bendrą paveikslą, skaitydami šventą raštą kiekvieną dieną. Taigi mes esame labiau privilegijuoti nei buvo krikščionys pirmose amžiuose. Taigi tikėjimas ateina tuomet, kada mes turime įprotį skaityti Dievo žodį. Kodėl tikinčiam žmogui yra reikalingas Dievo žodis? 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 1-3 eilutės. Taigi atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystės, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai troškite dvasinio net miešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganimui, jei esate patyrę, koks meilus yra viešpats. Taigi, Dievo žodis mums yra reikalingas, kad nuo jo augtumėme išganimui. Bet ką reiškia sąvoka augti išganimui? Aš pasitelkiau į pagalbą kitą anglišką vertimą, kuris vadinasi The Message Bible, ir išverčiau šitas angliškas eilutes pažodžiui į lietuvių kalbą. Pažiūrėkime, kaip skamba. Dabar kaip kūdikiai prie krūtinės gerkite tyrą Dievo malonę, tada tu užaugsi subrendęs ir pilnas Dieve.
Tai, ką reiškia augti išganimui. Tai reiškia subręsti ir tapti pilnu Dieve. Čia kalbam apie mūsų charakterį, apie mūsų santykius su žmonėmis, apie mūsų santykius su Dievu. Štai kodėl yra reikalingas Dievo žodis. Dabar kas yra ta Dievo malonė ir kaip ją turime gerti? Dar kartą tą eilutę paskaitysiu. Dabar kaip kūdikiai prie krūtinės gerkite tyrą Dievo malonę. Ir tada tu užaugsi subrendęs ir pilnas Dieve. Tos eilutės yra tarpusavyje susijusios, kad taptumėm užaugę, subrendę ir pilni Dieve, mums reikia gerti tyrą Dievo malonę. Pabandysim įsiaiškinti, ką tai reiškia. Efeziečiams 3 skyrius nuo 22 iki 24 eilutės. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Taigi mes čia matome raktinius žodžius – malonė. Dovanai jo malonė, kalba apie Dievo dovanotą žmonėms malonę. Ir toliau paaiškina, dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Taigi ta malonė arba dovana, tai yra du sinonimai, aš sakyčiau, tai reiškia Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus už žmonių nuodėmes. Tai reiškia, kad Jėzus Kristus mirdamas ant kryžiaus pasiėmė mūsų nuodėmes ant savęs, kad šiandieną tikėjimu į jį mes galėtumėm paveldėti mums paruoštą amžinąjį gyvenimą. Taigi Dievo malonė tai yra Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus. Dabar kaip turime ją gerti? Mes jau supratome, kas yra Dievo malonė, bet kaip mes turime ją gerti. Psalmė 119, 148. Čia Dovydas kalba. Kiekvieną nakties sargybą mano akys sveikina, kai svarstau tavo žodį. Ir Psalmė 143, 5 eilutė. Prisimenu senąsias dienas, pergalvoju visus tavo darbus, svarstau, ką tavo rankos padarė. Taigi Dovydas, jis svarstydavo tai, ką girdėdavo kalbant kunigus. Anksčiau Dovydo laikais mes matome, kad egzistavo šventykla, toje šventykloje mes matome tam tikrą kunigų tarnystę. Kunigai tai buvo viena iš 12 Izraelio giminių, tai buvo Levitų giminė ir jie buvo atsakingi ne tik už sakykime, už tą visą tarnystę, kuri vyko šventykloje, už tas visas aukas, jų aukojimą ir panašiai, bet Levitai buvo atsakingi taip pat už Dievo žodžio aiškinimą žmonėms. Tai vat Dovydas, jisai dalyvaudavo tuose susirinkimuose, kada buvo aiškinamas Dievo žodis ir tai, ką jis išgirsdavo, grįžęs namo, vakare atsigulęs į lovą jis apmąstydavo. Jis leisdavo, kad tas žodis susigertų į jį. Toliau, kada skaitome 143 psalmę, jisai mąstydavo apie tai, kas įvyko jo gyvenime, kas įvyko praeityje. Tai yra, stengdavosi pamatyti tame Dievo veikimą, Dievo pamokas. Tai yra, tai reiškia gerti tą Dievo malonę. Tai reiškia skirti laiko ir apmąstyti tai, ką mes perskaitėme. Apmąstyti, ką tas skyrius, kurį mes perskaitėme šiandieną, mums sako. Ką Dievas nori mus pamokyti. Kaip tas skyrius gali padėti pakeisti tam tikrus dalykus mūsų gyvenime. Tai reiškia gerti Dievo malonę. Taigi Dievo žodis tikinčiam žmogui yra maistas. Jei nevalgysime, neauksime, nebūsime brandus, neturėsime Jėzaus Kristaus pažinimo ir tikėjimo, bei nesuprasime, kas yra malonė. O jeigu nesuprasime, kas yra malonė,
Dievo meilė negalės prasiskverbti mūsų širdis. Mes būsime tik garsiai skambantis tušti puodai. Pirmą laišką Korintiečiams 13 skyriui, pirmoji eilutė, Paulius sako: aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tai būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Taigi Paulius čia kalba apie tai, kad meilė yra visa ko esmė. O meilę mes atrandame, pažįstame, pamatome ar patiriame, matydami Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus. Kas tikinti žmogų skatina dvasiškai augti? 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 1-3 eilutės. Taigi atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystės, paviduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai troškite dvasinio net miešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganimui. Jei esate patyrę, koks meilus yra viešpats. Petras sako, jei esate patyrę, koks meilus yra viešpats. Žmogus dvasiškai pradeda augti tada, kada supranta, ką Dievas dėl jo padarė. Kada supranta, kiek daug Dievas dėl žmogaus paaukoja. Jeigu grįžti į pradžios knygą, kada mes matome šitą istoriją, kada skaitome apie Adomą ir Ievą, mes matome, kad Adomas ir Ieva nepaklausė Dievo, jie nusidėjo ir jų gyvenimą atėjo nuodėmė. Ir jie iš pradžių gyveno amžinybės laikotarpyje. Ir kada atėjo nuodėmė, tą amžinybę jie prarado. Ateityje jų laukė mirtis. Ir iš tikrųjų Dievas šioje vietoje galėjo nusiplauti rankas ir pasakyti, patys pasirinkote, prisidirbote, na ir turėkite. Ir gyvenkite, sulauksite mirties, numirsite ir daugiau nebus jokio atminimo apie jūs. Bet Dievas taip nepadarė. Jis numatė išgelbėjimo planą ir tas išgelbėjimo planas buvo Jėzuje Kristuje. Jis numatė žmogaus suklupimą. Numatė, kad žmogus nusidės. Ir tame išgelbėjimo plane pagrindinis vaidmuo buvo skirtas Jėzui. Tai yra Dievas numatė, kad ateis į Jėzus ir išgelbės žmonės iš nuodėmių. Todėl, mąstant, galvojant apie tai, mes suprantame, kodėl Dievas tai padarė. Dievas tai padarė dėl to, kad pamilo žmonės, dėl to, kad norėjo susigrąžinti žmonės savo. Ir kada mes suprantame tai, mus traukia prie tokio Dievo. Mus traukia toks mylintis Dievas, kuris besąlygiškai nori žmogų išgelbėti. Dievo žodis krikščionių yra maistas. Jei žemiškieji tėvai susirūpina, kai jų vaikas nevalgo, kaip manote, ką jaučia Dievas, kai jo vaikai nenori valgyti dvasinio maisto? Maitinimo momentas ne tik padeda kūdikiui augti fiziškai, bet taip pat užsimezga ryšys tarp vaiko ir tėvų. Tas pats vyksta ir su tikinčiu žmogumi. Laikas praleistas skaitant Dievo žodį priartina mus prie Dievo ir sustiprina mūsų santykius su dangišku tėčiu. Dievas trokšta praleisti laiką su mumis. Jis žino, kad jo žodis yra gyvybiškai svarbus, jog išgyventume. Taigi Biblijoje tvirtinama, kad ji yra Dievo įkvėpta, kaip ji buvo rašoma. 2 Petro laiškas, 1 skyrius, 21 eilutė. Čia bus 19-21 eilutės. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Pirmiausiai žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės,
kalbėjo Dievo vardu. Dabar atkreipkime dėmesį 21 eilutę, aš dar kartą ją pakartosiu. Nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. Dabar tas žodis paakinti, šventosios dvasios paakinti, angliškame vertime skamba kaip moved, tai yra vedami, šventosios dvasios vedami žmonės kalbėjo Dievo vardu. Dabar, kada kalbame konkrečiai apie šitą 21 eilutę, tai čia kalba apie pranašystę. Ką reiškia jeigu tą eilutę žiūrėti tiesiogiai, ar ne, tai ją reikėtų taip suprasti, kad šventoji dvasia nužengė ant žmogaus, kurį Dievas pasirinko, tada žmogus gavo regėjimą ir tame regėjime jis tiesiogiai kalbėjo su Dievu. Tai yra, jis girdėjo Dievo balsą, Dievas jam davė tam tikrus nurodymus ir tas žmogus, šioje vietoje mes jį galim pavadinti pranašu, jis tuos nurodymus užrašydavo ir perdodavo Dievo tautai. Bet yra ir kitoks paaiškinimas, kaip šventoji dvasia veda žmonės. Tai yra, šventoji dvasia padeda žmogui teisingai suprasti įvykius, kurie aplink jį vyksta. Ir padeda juos užrašyti taip, kad kiti žmonės galėtų teisingai suprasti. Tai vat būtent tokiu būdu Dievo žodis arba didžioji dauguma Dievo žodžio buvo parašyta. Šventoji dvasia padėjo teisingai suprasti aplinkui vykstančius įvykius, teisingai juos įvertinti ir teisingai užrašyti. Jeigu neklystu, šventąjį raštą parašė maždaug nuo 35 iki 40 žmonių. Daugelis jų vieni kitų nepažinojo. Bet kada mes skaitome jų knygas, mes nematome jose prieštaravimų. O tai reiškia, kad, kaip ir minėjau, šventoji dvasia vadovavo tų žmonių protams. Dėl to tos knygos, kada mes jas skaitome, mes matome kaip vieną svarbę, harmoningą žinią, kurią Dievas perdavė žmonėms. Dabar Dievo dvasia buvo Biblijos autorių vedlys. Kas bus mūsų vedlys, kai tyrinėsime jo žodį? Jono 16:13. Čia yra parašyta, kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Taigi, kada mes skaitysime Dievo žodį, ta pati dvasia, kuri padėjo parašyti šventą raštą tiems 35-40 žmonių, apie kuriuos aš jums minėjau, tai ta pati šventoji dvasia padės mums teisingai suvokti ir suprasti tą Dievo žodį, kurį mes skaitysime. Ji bus mūsų vedlys. Kada mes skaitysime šventąjį raštą, šventoji dvasia sustabdys mūsų žvilgsnį ten, kur Dievas nori, kad mes sustotumėm ir pamatytumėm tas svarbias pamokas, kurias Dievas trokšta mums perteikti. Tai vat šventoji dvasia bus ir mūsų vedlys, kada mes skaitysime šventąjį raštą. Dabar, ko reikėtų prašyti Dievo prieš atsiverčiant šventąjį raštą? Psalmė 119, 18 eilutė. Čia vėlgi Dovydas kalba. Atmerk man akis, kad galėčiau suprasti tavo įstatymų nuostabius vaisius. Psalmė 119, 27 eilutė. Padėk man suprasti tavo įsakų kelią ir aš žavėsiuosi tavo nuostabiais darbais. Mes čia matome labai svarbų principą. Dovydas norėjo ne tik tais žinoti Dievo žodį, jis norėjo gyventi Dievo žodžiu, jis norėjo, kad tas Dievo žodis persismelktų į kiekvieną jo gyvenimo akimirką. Tai yra, šiandieną, kada mes atsiverčiame šventą raštą, mes galime prašyti Dievo to pačio.
mes galime prašyti, kad Dievas mums padėtų suprasti jo žodį ir kad padėtų mums jį integruoti savo gyvenime, kad Dievo žodis keistų mus iš esmės. Jokūbo pirmas laiškas, atsiprašau, Jokūbo pirmas skyrius 5 eilutė. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievo, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Taigi, kada mes skaitysime šventąjį raštą, mes susidursime su tokiamis vietomis, kurių galbūt mes nesuprasime. Ir šioje vietoje mes galime tiesiog pasinaudoti tą nuostabią galimybę, kad mes pažįstame Dievą, kad mes pažįstame Kūrėją, kad mes pažįstame Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, mes galime ateiti ir paprašyti išminties, kad mums padėtų suprasti tas eilutes, kurios mums yra neaiškios. Ir iš tikrųjų Dievas yra labiausiai suinteresuotas, kad mes teisingai suprastum Dievo žodį ir kad galėtumėm jį pritaikyti savo gyvenime. Todėl jis padarys viską, kad mes tas eilutes suprastumėm. Mums reikia tik nebijoti ateiti pas Dievą ir paprašyti išminties. Kaip skaityti Bibliją? 1 Korintiečiams 3 skyrius 1-3 eilutės. Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums ne kaip dvasių žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja ir dabar negalite, nes esate kūniški. Jeigu tarp jūsų viešpatauja pavydas ir nesantaika, tai argi nesate kūniški, argi nesielgiate grinai žmogiškai. Na, šioje vietoje Paulius, rašydamas laišką Korinto bendruomeniai, sprendė tam tikras problemas bažnyčios, ar ne? Bet aš dabar nenoriu tas problemas gilintis, bet noriu paimti tą principą, kurio Paulius vadovavosi, maitindamas tuos žmonės neseniai įtikėjusius. Nes šventame rašte mes galime iš tikrųjų rasti daug tokių sunkių, sudėtingų temų. Jos iš tikrųjų pradžioje yra sunkiai įkandamos. Yra knygų, kurias iš tikrųjų, pavyzdžiui, kaip Danieliaus knyga, kaip Apreiškimų knyga, jos, žmogui naujai įtikėjusiems yra sunkiai suprantamos. Reikia daugiau laiko, daugiau žinių iš šventojo rašto, kad žmogus, matydamas pilną švento rašto kontekstą, galėtų suprasti, kas yra parašyta Danieliaus ir Apreiškimų knygose. Tad Paulius tą principą čia tokį puikų pristato, kad iš pradžių mums kaip tikintiems žmonėms, sakykime, pirmą kartą atsivertusiems šventąjį raštą, reikėtų skaityti arba valgyti lengvesnį maistą. Tai yra, aš siūlyčiau, pavyzdžiui, pradėti skaityti nuo Evangelijų. Yra Mato Evangelija, Morkaus Evangelija, Luko Evangelija, Jono Evangelija, ypatingai Jono Evangelijoje labai puikiai aprašoma Jėzaus Kristaus tarnystė, atskleidžiamas tas Dievo išgelbėjimo planas Jėzuje Kristuje. Ją parašė Jonas ir Jonas tą knygą parašė tokia pilna meilės ir švelnumo kalba. Labai lengvai skaitosi. Tai ką aš noriu pasakyti, kad pirmą kartą skaitant šventąjį raštą, nereikia pulti ir valgyti visų knygų iš karto. Reikia pradėti maitintis lengvu maistu. Lengvu maistu ir paskui po truputį imtis sunkesnį maistą. Viską daryti palaipsniui, nes jeigu mes iš karto paimsime, sakykime, sudėtingas švento rašto knygas ir jas bandysime suprasti, mes galime tiesiog nusivilti, užversti Dievo žodį ir daugiau jo nebeskaityti. Tai gerai. Kaip skaityti Bibliją? Psalmė 119, 11 eilutė. Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau. Man patinka ta eilutė, vėlgi Dovydas čia kalba apie tai, kad perskaitęs Dievo žodį,
Jis leidžia jam pasilikti širdyje. Jis leidžia, kad tas Dievo žodis keistų jį. Tai vat tas labai, manau, yra svarbu, ne tik kiekybė, kiek mes perskaitysime ir paskui galbūt pasižymėsime, pasigirsime kitiems, kad vat, perskaičiau aš jau ten pusę Biblijos ar ne. Na, puiku, bet klausimas, kaip tai pakeitė mano gyvenimą? Ar pakeitė mano gyvenimą? Vat geriau skaityti po nedaug, bet kad tai būtų kokybiškas skaitimas, kad tai, ką mes perskaitėme, pasiliktų mūsų širdyje ir atneštų vaisius mūsų gyvenime. Kaip skaityti Bibliją? Toliau. Jozujos 1 skyrius 8 eilutė. Čia Dievas sako Jozujai, neleisi šią įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumės visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis. Tai įdomi mintis, sako, bet kartosi ją dieną ir naktį. Aišku, ta savoka tokia truputį atrodo tokia, kaip sakant, kaip čia pasakyti, na, kaip mes galime dieną naktį kartuoti? Ar daugiau nebėra mums ką veikti? Juk mes turime ir dirbti, ir savo šeimas prižiūrėti, ir pavalgyti, ir turėti savo laisvalaikį, o čia parašyta kartosi ją dieną naktį. Kaip tą savoką suprasti? Jeigu pažiūrėti į originalų kalbą, tai ten, kur stovi tas žodelis kartosi, yra originalų kalboje stovi žodis hagach. Ir ten yra dar keletą reikšmių, ir aš tas reikšmės išverčiu lietuvių kalbą, kad jūs matytumėt. Tai vat, tas žodis hagach reiškia ne tik kartosi, bet ir įsivaizduosi, apmastysi, ištirsi, studijuosi. Ir dabar, jeigu mes tekste įdėtumėm tuos žodelius į tą pačią Jozuės 1 skyrius 8 eilutę, štai kaip skambėtų. Neleisi šią įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet įsivaizduosi ją dieną naktį. Tai yra įsivaizduoti reiškia, kada mes skaitome istoriją ir mes pabandome įsivaizduoti, kad mes esame toje istorijoje, kad mes esame tie žmonės ir mes išgyvename kartu su tais Biblijos herojais visą tai, ką jiems teko išgyventi. Kada mes įsijaučiam į Biblijos istoriją, va tada šitas suvokimas pas mus ateina žymiai gilesnis. Toliau žiūrėkime, jeigu mes pakeistumėm kitą žodelį, apmastysi. Neleisi šią įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet apmastysi ją dieną ir naktį. Čia vat panašiai kaip skaitėme psalmėse, Dovydas apmastydavo tai, ką jisai girdėdavo susirinkimuose, kuriuose kunigai dėstydavo Dievo žodį. Toliau pakeiskime į žodelį tirsi. Neleisi šią įstatymų knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet tirsi ją dieną ir naktį. Tai reiškia, ne tik skaitysi, bet tu tyrinėsi ją. Ir o čia kitas panašus žodis yra studijuosi. Neleisi šią įstatymų knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet studijuosi ją dieną ir naktį. Tai yra, matote, kokios, kada mes įsigiliname į tą vieną žodį, į originalo kalboj, mes matome, kad tas žodis jisai turi dar daugiau reikšmių papildomų ir tos papildomos reikšmės jos praplečia tą savoką daug plačiau. Taigi mes galime įsivaizduoti Dievo žodį, mes galime apmastyti, mes galime tirti, mes galime studijuoti Dievo žodį. Taigi, čia dar keletą mano minčių. Apmastyti reiškia mintise apsistoti prie to, ką perskaitėme. Dievas kiekviename rašto puslapyje paliko mums brangių perlų. Radę užsirašykime juos ant kortelių ir pritvirtinkime prie veidrodžio ar virtuvėje prie saldumynų spintelės. Nešiokime juos kišenėje arba rankinėje,
kad dienos bėgyje galėtume juos dar ir dar kartą apmąstyti. Dabar jau mes faktiškai baigėme šias pažintinės Biblijos studijas ir norėčiau tokį duoti praktinį patarimą. Skaitant šventąjį raštą, turėkime prie savęs šiuos 5 klausimus. Įsivaizduokime, atsivertėme šventą raštą, perskaitėme vieną skyrių ir aš siūlau sustoti. Nebeskaityti antro skyriaus, bet sustoti ir pabandyti atsakyti į šiuos 5 klausimus. Pirmas, ką radome naujo? Ką tame skyrelyje, kurį perskaitėme, radome naujo? Užsirašykime, ką radome naujo. Toliau, ko nesupratome. Nebijokime, jeigu kažkas tai neaišku. Užsirašykime klausimą kažkur tai į atskirą knygutę ir tada prašykime Dievo, kad toliau skaitant Dievo žodį, šventoji dvasia mums duotų tuos atsakymus į tuos klausimus, kurių mes nesupratome. Tokiu būdu mes užmegsime gyvą santykį su Dievu, gyvą santykį su šventoji dvasia, su šventąja dvasia. Ir tokiu būdu šventoji dvasia galės veikti mumise. Trečias klausimas. Ką pritaikysime savo gyvenime? Tai yra, ką praktiškai mes pasimsime iš šitos skyriaus ir pritaikysime savo gyvenime. Matote, Dievo žodis turi keisti mus iš vidaus. Ketvirtas klausimas. Kuom pasidalinsime su kitais? Yra svarbu suprasti, kad Dievo žodis yra skirtas ne tik mums, bet ir kitiems žmonėms. Kada mes daliname su kitais žmonėmis, mes suteikiam galimybę dvasiškai augti taip pat ir jiems. Ir penktas klausimas. Ką šios eilutės sako apie Dievo charakterį? Vienas iš pagrindinių arba iš esminių momentų žmogaus dvasinėme augime, tai yra Dievo charakterio pažinimas. Kada mes pažįstame Dievą, kada mes matome jo charakterio savybės, tada mes tas charakterio savybės atspindime santykiuose su kitais žmonėmis. Ir kuo labiau, kuo stipriau, kuo giliau mes pažįstame Dievą, tuo didesnę įtaką mes galime padaryti kito žmogaus gyvenime. Kada aš kalbu apie didesnį įtaką, aš kalbu iš pozityvios pusės. Tuo daugiau meilės, kantrybės, supratimo, švelnumo ir pagalbos mes galime atnešti kitam žmogui. Taigi, kada skaitome šventąjį raštą, naudokime šiais 5 klausimais. Ir dar tokia svarbi mintis, stenkimės Bibliją tyrinėti be išankstinio nusistatymo. Taigi, ką išsinešime iš šių Biblijos studijų? Norėčiau, kad jūs pasidalintumėte apie tai savo, ne savo, o komentaruose po mano video, o aš su jumis noriu atsisveikinti ir palinkėti jums geros dienos ir iki sekančio karto. Sudiev.